Sveiki, gavome užklausę, kaip pririšti BFT pultelį prie šio universalaus su kintamu kodu veikiančio imtuvo. Imtuvas turi 2 kanalus, todėl reikėtų jums pasižiūrėti, prie kurio kanalo vis dėlto turėtų būti pririšamas pultelis, nes gali būti pajungtas tiek pirmas, tiek antras kanalas. Šiandieną parodysiu abu būdus, kaip pririšti BFT pultelį prie pirmo, ir prie antro kanalo. Visų pirma, imtuvas turi programavimo mygtuką. Jeigu paspausime vieną kartą, atsidarys programavimo režimas pirmam kanalui. Jeigu paspausime 2 kartus, atsidarys programavimo režimas antram kanalui. Taigi pririšimas faktiškai atrodo taip: paspaudžiu programavimo mygtuką ir paspaudžiu pultelio mygtuką. Demonstruoju. Paspaudžiu. 2 pyptelėjimai reiškia, kad signalas priimtas. Kadangi aš paspaudžiau vieną kartą, bus priimtas signalas prie pirmojo kanalo. Ir kai mes tai paspaudžiame pultelio mygtuką, duokite 15 sekundžių mažiausiai imtuvui užsidaryti. Jeigu nėra garsinių signalų, tiesiog išlaukite tą laiką. Kai baigėsi garsiniai signalai, jeigu jie pas jūs neišjungti, tada tiesiog jau galite testuoti. Užsidegs lemputė. Dabar pririšame vieną mygtuką prie pirmo kanalo. Jeigu vis dėlto pas jūs pajungtas antrasis kanalas, prie antro kanalo reikės tiesiog 2 kartus paspausti tą mygtuką ir pririšti pasirinktą pultelio mygtuką. Spaudžiu 2 kartus. Vėl 2 pyptelėjimai reiškia, kad priimtas signalas. Ir dabar lemputė pas mus neužsidegs, kai testuosime pultelį, bet supypsės relė. Patikrinkime. Pik, 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 pik reiškia, kad signalas keliauja į antrąjį kanalą, o šitas mygtukas pririštas prie pirmo kanalo. Taigi sėkmės pririšant ir gero naudojimo.